Pradėjome laidą Viltys ir likimai. Ši laida Lietuvos televizijoje pasirodė 1988 ir buvo rodoma beveik 4 metus. Atviri, jaukūs, šilti ir įdomų žmonės, kuriuos kalbino žurnalistė Dalia Kutraitė, prie ekranų prikaustydavo daugybę žiūrovų. Kai kada žmonės, esančius šalia mūsų, mes vadiname likimo nuskriaustaisiais. Ir net nepagalvojame, kad toks mūsų pasakymas žeidžia juos ir yra labai neteisingas. Nes tie, kuriuos mes vadiname likimo nuskriaustaisiais, dažnai atvirkščiai būna likimo apdovanoti ne tik nuostabiais talentais, kurių mes neturime, bet ir nuostabia, jautria, stipria siela. Net man buvo keista, kad ta laida, jeigu aš nepameluosiu, tai išėjo pavasarį. Ir žinau, kad važiavau kitą dieną į muzikos akademiją ir ne vienas žmogus troleibuse prie manęs ir sako, aš jūs mačiau per televiziją. Ir žmonės kažkaip atpažino. Aš jau į tą muziką ir kaip ir mano brolis buvom įmesti nuo vaikystės. Aš jau pianinu pradėjau skambinti po truputėlį 4 metų. Paskui labai netaisyklingai, žinot, kaip pati tai netaisyklingai rankas labai dėjau. Žodžiu, kaip man išėjo, kaip man patogu, aš taip ir grojau, bet, sako dauguma, kad turiu absoliučią klausą, tai aš vis tiek surinkdavau, kad ar tai čia gerai skamba, ar blogai skamba, aš ten nesuprasiu, ar nesuprasdavau, ten intervalas koks ten, ar ten tercija, ar ten ką nors paimi, bet gražiai skamba, vadinasi jau gražu ir renki taip melodiją. O žinot, paskui mano pirmoji mokytoja ir mano brolio pirmoji mokytoja buvo tokia Aldona Baltramėjūnienė, kuri yra labai, tiesiog jausdavo, paėmusi mus į savo rankas, kaip sakydavom, jinai tiesiog nukreipdavo kiekvieną, kam jis yra gabus. Va. Ir mus iš karto prie muzikos, iš karto pianiną lankyti, paskui pasiūlė man, sako, fleita tau labai tiktų, nes tai yra švelnus toks moteriškas instrumentas ir kai pradėjau groti fleitą, man labai patiko, žodžiu, ir tiesiog mesta nuo vaikystės į tą muziką ir paskui tiesiog ir pasirinkimo rodos kito ir nebuvo, nes Balio Dvariono vaikų muzikos mokyklos filialas, kuris tada prie Antano Jonino mokyklos Vilniuje veikė, pabaigusi 9 klases čia įstojau į Kauno Juozo Gruodžio, tuo metu aukštesnėje muzikos mokykla, dabar konservatorija. Ir paskui baigiau 2 specialybės ir dainavimą ir fleitą. Jau akademijoje? Ne, Gruodyje, o akademijoje tik dainavimą. Tik dainavimą. Nes jau reikėjo kažką vieną pasirinkti. Onutė Matusevičiūtė pasaulio spalvų neregi nuo pat gimimo, kaip ir jos brolis. Jų dviejų mama labai ilgai dirbo ligoninėje šalia rentgeno aparato. Šiandien sunku tiksliai pasakyti priežastis lėmusios aklumą, tačiau daug lengviau įvardinti tai, kiek daug Onutė bei jos brolis, nepaisant negalios, yra pasiekę. Ne vieno konkurso laureatė, dainininkė, pedagogė, aistringa keliautoja, tokia Onutė šiandien. Savo solinės karjeros pradžioje laimėjusi Beatričės Grincevičiūtės vardo premiją, jautėsi atsakinga ir stengėsi pateisinti į ją dedamas viltis. O šiandien į klausimą, ar yra laiminga, nedvejodama atsako, taip, dirbu mylimą darbą ir galiu dainuoti. Tai man svarbiausia. O muzika jūsų gyvenime? Pagrindinė vieta užima? Taip, čia mano jau viskas. Ir hobis, ir darbas, ir viskas. Yra, žinot, tų tikslų, kadangi dirbi ir su kolektyvais, tai kažką užsibrėži, kažką tai išmokti, galų gale yra kažkokie konkursai, apžiūros, kur reikia ruoštis ir turi gerai apgalvoti repertuarą ir taip, kaip pasakyti, Kauno moterų vokaliniam ansambliui, kai pradėjau vadovauti 95 metais pavasarį, tai buvau jauniausia ir dabar dar ansamblyje esu jauniausia, nors ir vadovė, tai mano brolis mane kartais ir erzina, sako, atėjo močiučių mama ant manęs, žodžiu. Tai, bet, reikia, dabar jau aišku pripratau, bet, kad neįžeisti, kad gražiai taktiškai kažką tai tokio, ir turiu ir savo asmeninių, norisi repertuarą paplatinti savo,
išpaplėsti, kaip sakyti, kūrinių, solinių, vokalinių, tai tokie yra tikslai. O labiausiai Onutė yra dėkinga mamai, kuri visą gyvenimą buvo jos ir brolio vedlė. Mamos indėlis į mūsų, tą, ką mes pasiekėm, tai yra milžiniškas. Nes jie tai palydovė mane ir į Vilnių, ir visur vežiojo, ir, čia nemoku aš jums pasakyti. Niekada nepasakė, kad Oi, ne, tai kaip tik buvo akstinas visko. Tai čia jau jai, tai reikėtų, kaip sakant, nusilenkti. Dabar jau jinai truputėlį, kaip pasakyti, bet ir tai labai bendrauja, pamatysit, ir vaišinga labai viską, bet tik tiek, kad trupučiuką tą atmintėlį pas mus sušlubuoja ir pamiršta, ir natūraliu, 84 jau 5, o tėčiui, jeigu Dievas duos šiais metais jau 88, tai abiejų amžius gana gražus. Mus gana vėlai nupirko, tai ką dabar darysi? Laida apie Nijolę Moniką Zdanienę dienos šviesą Lietuvos televizijos eteryje išvydo 95-aisiais. O, kokia reakcija buvo, stabdydavo parduotuvė. Ar čia jūs? Sako, aš? Mes matėm jūs laidoje. Vieną kartą buvau Humanos parduotuvėje. Tai moteris man beveik visą maišą pridėjo rūbų. Čia aš vežiau seserį į Panevėžį. Vien todėl, kad ji mane matė laidoje. Nors žinoma, didžiavosi. Draugai taip pat labai. O jaučiau, malonumą jaučiau, kad pastebėjo, kad išskyrė iš kitų tarpo, nors aš nieko nesiskiriu tikrai, kaip ir mane. Nijolė Zdanienė, Vilniaus 3-osios muzikos mokyklos bibliotekos vedėja, buvusi šokėja, dainininkė, muzikantė, muzikos mokytoja. Buvusi, nes jau 18 metų praėjo nuo tos dienos, kai Nijolei nutilo visi šio pasaulio garsai ir melodijos. Nijolei te buvo 30, kai ji susirgusi buvo paguldyta į ligoninę, gydant paskirti antibiotikai, kurie sukėlė itin didelį šalutinį poveikį, paralyžavo klausos nervą. O po kelių mėnesių artimųjų nuvežta pas žolininką ir išgėrusi jo pasiūlytos mikstūros, moteris klausą prarado galutinai. Vieną vasarą, sūnus dar buvo nedidukas, buvom Vingio parke. Toks gražus oras, buvo tokia graži diena, gulėjo man žolės, jūrų kamanė atskrenda. Galvoju, kaip jinai taip dūzgia žemiam tone. Pasilenkiau, negirdžiu. Pasilenkiau, dar labiau negirdžiu. Viešpatie, galvoju, kas čia dabar yra? Kai pabeldė tas likimas į duris. Tai pagalvojau, kodėl aš ne chemikė, kodėl aš ne fizikė. Galėčiau dirbti savo darbą. Gal ir nejausčiau šitą to smūgio. O dabar labai buvo sunku apspręsti. Aš pasidariau išradingesnė. Aš nenorėjau, kad manęs gailėtųsi. Ir aš būtinai turėjau kažką padaryti tokio, kad nustebtų visi. Svarbiausia, kad apsidžiaugtų. Čia turbūt mano gyvenimo kredo dabar ir yra. Nustebinti, pradžiuginti. Sakydavo, Nilka, iš kur pas tave šitas? Pasipurtau ir vėl. Bet nuo mažens buvot tokia stipri. Taip, bet buvo ypač sunkus laikai, kai sirgo mama, kai sesers vaikus reikėjo padėti auginti. Mokykloje labai daug darbo turėjau. Na, bet jeigu reikdavo mokykloje, jeigu jubiliejus, jeigu šiaip matau, kad visi vaikšto, kaip sako, nosis nukabinę, galvoju,
aš jums pakelsiu nuotaiką. Na, negaliu sakyti, kad visą laiką aš čia lakstau su šypsena. Toks gyvenimas toks. Bet man didžiausias malonumas yra padaryti tai, ko kitų manimų aš negaliu padaryti. Mylima buvusi kolegių, kadaise vos apkurtus ir norėjusi bėgti iš mokyklos, o išmintingo direktoriaus perkelta į biblioteką, ji dėkinga likimui, kad, nors ir nebegirdėdama muzikos, turėjo galimybę likti šalia jos. Muziką ji tebemyli, tik ne garsu, o žodžiu. Parašiusi ne 100 eilių, išleidusi 2 puikias poezijos knygas, kurianti muziką ir šiandien jau beveik 40 metų negirdinti Nijolė, nepakartojama ir užburianti pašnekovė. Tik klausykis ir nepastebėsi, kai dramatiškų savo gyvenimo vingius jie apipins poeziją ir valiukiškai šypsodamasi pasakos, kaip garsusis Figaro, jos režisuotame spektaklyje, virto ponia Figare. Didžiausia laimė, kad reikia šitą visiems. Ateina bučiuoja su ašarom. Draugės bendradarbės Nijolė. Tai buvo bloga, taip sunku, va štai tu pralinksmai, ačiū tau. Ar gali būti laimingesnis žmogus? Aš sakau, kad 2 laimės yra pasaulyje. Viena mažytė, būt pačiam laimingu. Kita didelė, padaryti kitus laimingais. Dabar įsivaizduokit, kaip negirdintis žmogus gali pagroti trūbą. O pani Monika pagrojo, bet buvo labai sunku. Įsivaizduokit, aš garsų negirdžiu. Pusdama instrumentą, aš girdžiu garsus, bet jie yra deformuoti. Ir aš pagal lūpų įtempimą, pagal pučimo stiprumą, aš turėjau surasti tuos garsus, kurie yra reikalingi. Ir man pavyko. O dabar aš labai daug metų esu pilotažo fanė. Gal nepatikėsite, bet pirmieji eilėraščiai buvo ne apie muziką, o apie aukštąjį pilotažą. Kas išgirdavo arba perskaitydavo juos, beveik visada pagarbiai paklausdavo, jūs skraidote? Taip atsakydavau, mintise. Ačiū bičiuliui, kuris davė man sparnus. Aš tapau stipri, pakilau ir ėmiau paukščių giedoti apie tai, ką praradau. Apie muziką. Ir ne tik apie ją. Žinojau visus lėktuvų pavadinimus, visas markės, žinojau visų figūrų pavadinimus. Ir dabar vėl netikėtai teko susitikti su Kauno pilotažininkais. Ir aš pasakiau, kad man dabar liko tik pilotažas. Ir pažadėjo mane paskardinti pilotažinio lėktuvu, nes iki šiol nesiskridus. Bet ar jum galima skristi? Tai va. Ir aš galvoju, aš turiu aibę visokių negalavimų, kurie gali labai trukdyti. Paprašiau draugės, kad paskambintų mano angiochirurgui. Sako, ką man sakyti? Sako, aš pati pasakysiu. Paėmiau telefoną, sakau, daktarė. Jis klausė, o kas jai atsitiko? Sakau, daktarė, toks netikėtas klausimas. Sako, aš esu labai sena pilotažo fanė. Sakau, vėl susitikau su senais draugais. Jie mane žada paskraidinti pilotažiniu lėktuvu. Ar man nieko neatsitiks, jeigu aš skrisiu? Perduo draugė ragelį. Draugė juokai sako, gydytojas juokai sako, tai bent. Ir pasakė, jeigu nebijo, tai nieko neatsitiks. Draugė sako, nebijo, laukia baisiausiai. O paskui man sako, Nijolė, o jeigu tu numirsi skrydžio metu? Sakau, nuostabu, aš jau iš karto danguje bus.